Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas ir šiandien aš noriu pakalbėti apie Powerline adapteris. Taigi, kaip matome, mano kompiuteris pajungtas yra su kabeliu, bet pats routeris yra kitame kambaryje. Taigi, aš galėjau arba naudoti belaidį internetą, kurį naudojau kurį laiką, bet štai su tokiu adapteriu, jisai tiesiog USB adapteris, antena, ir šį adapterį įjungus į stacionarų kompiuterį galime naudotis belaidžiu internetu, bet jisai nėra idealus, nes man šis adapteris pradėdavo kaisti ir kadangi šis galas šiek tiek įkaisdavo ir jisai tiesiog nustodavo veikti. Taigi, ką aš galėjau daryti, tai išmesti šį adapterį ir naudoti kabelį. Neturiu kabelio po ranka. Taigi, galėjau naudoti kabelį, kaip ir yra dabar matome, bet kaip naudoti kabelį, jeigu jūsų routeris yra kitame kambaryje. Tai galime gauti arba labai ilgą kabelį, kuris maišysis nuo vieno kambario, eidamas iš vieno kambario į kitą, ir kas nors galų gale iš jo užklius ir prasiskels galvą, arba galime naudoti Powerline adapteris. Taigi, tie Powerline adapteriai štai tokį dalykėlį, kurie tiesiog jungiasi į jūsų elektros tinklą ir tada galime prijungti kabelį prie jo ir naudotis internetu tokiu būdu. Taigi, jūsų interneto kabeliu tampa jūsų interneto namų tinklas. Ne, jūsų namų elektros tinklas tampa jūsų interneto kabeliu. Taigi, jums nereikia jokių ekstra pribambasų. Na ir galime pažiūrėti, kaip viskas pas mane yra. Taigi, čia kompas ir gale nesimato, bet ten yra interneto kabelis ir štai čia turime Powerline adapterį. Taigi, pabandykime jį dabar atjungti. Dings internetas trumpam, bet ką padarysi? Taigi, štai toksai, šis turi du lizdus viršuje ir jisai tiesiog jungiasi į elektros tinklą. Štai toks trišakis, kas nežinot, tai čia yra angliškas jungtukas. Bet nebejoju, kad yra lietuviškų. Taigi, štai toks Zyxel Powerline adapteris. Taigi, šis yra kitame kambaryje, skirtingame kambaryje negu kur yra mano routeris ir kur yra pajungtas visas internetas. Taigi, pajunkime šį internetą, taigi aš galiu pajungti ne tik tai du kabelius, bet ir belaidį internetą. Na ir dabar nukeliaukime į kitą kambarį, kur yra pats routeris ir štai dar vienas toksai Powerline adapteris ir pažiūrėkime, kaip viskas ten pajungta. Šitas tiesiog eina kabelis į mano kompiuterį. Na ir pažiūrėkime, kas darosi kitame kambaryje. Taigi, kitas kambarys ir matome štai mūsų routeris. British Telecom routeris, kuris jungiasi, štai matome telefono liniją. Tai čia ateina mūsų internetas ir dabar ką mes turime, šitą reikia, ką mes turime, tai kiekvienas routeris dažniausiai turės keletą portų ir vienas iš tų portų yra pajungtas į Powerline adapterį. Taigi matome, kabelis eina tiesiai šį adapterį ir kas dabar atsitinka, tai mes turime interneto liniją, ateina internetas į routerį. Tada iš routeris yra pajungiamas kabeliu, paprastu interneto kabeliu į Powerline adapterį ir elektros tinklu. Visas internetas, arba kitaip sakant, taip, internetas keliauja į kitą Powerline adapterį, kur mes turime tą patį kabelį, kuris eina į mano kompiuterį. Ir taip mes išvengiame naudoti belaidį tinklą bei instaliuoti papildomą kabelį iš vieno kambario į kitą. Taigi dabar tiesiog nusikelkime šiek tiek į kompiuterį ir parodysiu, kaip yra sukonfigūruota mano Powerline adapteriai. Taigi dabar esame kompiuteryje ir matome du tabai ir štai čia yra tie patys Powerline adapteriai. Aš naudoju Zyxel adapterius, modelis PLA 4231 ir pabandykime dabar prisijungti ir pažiūrėti, kas čia viduryje. Taigi nebūtina konfigūruoti viso šito, kas dabar yra, bet jeigu yra poreikis ir jūs žinote, ką jūs darote, tai kodėlgi ne. Mes čia turime pagrindinį
langą, kuriame tiesiog informacija apie šį adapterį, taigi MAC adresas, IP adresas, gateway ir taip toliau. Taip pat belaidžio interneto informacija. Dabar aš esu išjungęs belaidį internetą, nes mano belaidį internetą ir taip routeris daro, bet jeigu jungčiau belaidį internetą ant šio adapterio, kuris yra mano kambaryje, signalas būtų daug stipresnis. Taigi šie adapteriai ne tik gali praplėsti jūsų laidinį internetą, bet taip pat ir belaidį. Jeigu, tarkime, kitame namo gale belaidis internetas yra labai blogas, įsigijus štai tokį belaidį Powerline adapterį, jūs galėsite pratesti ne tik savo laidinį, bet ir belaidį internetą. Matome LAN speedą 100 megų, taigi nėra gigabitinis. Šie adapteriai labai priklauso, vieni iš pigesnių bus lėtesni ir po to kuo brangesnis, tuo didesni greičiai. Bet kadangi mano internetas yra kokių 35-40 megabitų, tai 100 megų ant LANo yra daugiau negu pakankamai. Taip, kitame lange matome informaciją apie logą ir panašiai, kadangi aš neturiu belaidžio interneto įjungęs, tai čia nieko ir nerodo. Čia yra tinklo nustatymai, taigi galime susikurti belaidį tinklą. Hakeriukas velniukas, labai originalu. Šiuo momentu yra jisai išjungtas, taigi jis nesimato. Na ir visi belaidžio interneto nustatymai. Taip pat galime nusistatyti lokalaus tinklo nustatymus ir taip pat kai bus sujungti šie Powerline adapteriai. Taigi čia vienas ir čia kitas adapteris ir galime taip pat naudoti slaptažodį. Na ir dar šiek tiek nustatymų, tai kada bus adminas atjungtas, po 25 minučių, slaptažodis, laikas ir panašiai. Taigi minimaliai konfiguracijos yra pačiame Powerline adapteryje, nes mes daug ko keisti čia ir nenorime. Tiesiog mes norime, kad galėtume prisijungti prie interneto ir būtent tai šie Powerline adapteriai ir daro. Lietuviškai nesu tikras, kaip juos reikia ieškoti. Na, pasirodo, būtent taip ir vadinasi Powerline mini adapteris. Taigi, tiek informacijos apie adapterius. Jeigu jums reikia prasiplėsti savo laidinį arba belaidį internetą ir turite šiek tiek pinigėlių, tai ko gero geriausias dalykas tai padaryti yra tiesiog įsigyti štai tokius Powerline adapterius. Su jumis buvo Vytautas. Nepamirškite prenumeruoti ir palikti laiko, jeigu patiko, arba palikti dislaiko, jeigu nepatiko, ir susimatysime kitoje pamokoje. Iki.